Na ką, mili žiūrovai, o dabar atvykome į Kauną pas dažų ekspertus Duluxe. Su Duluxe jau esame bendravę praeitame mūsų sezone, kas nematėte, pasižiūrėkit, buvo labai įdomus turinys, o šiandien susitiksime su kūrybos vadove Nora, pasikalbėsime apie naujoves, ką Duluxe dabar daro, ko užsiema ir kuo gali būti naudingi jums. Keliaujame į vidų. Labas, Nora. Sveiki, Jūrai. Tai ačiū, kad pasikvietei. Jau kalbėjom su tavo kolega Andriumi. Praeitame mūsų sezone rodėm ir jūsų laką nuostabų. Tai apie ką šiandieną pasikalbėsime su tavimi? Apie paletę, mūsų naują, kurtą, išskirtinę, rankų darbo, su meile padarytą paletę. Nora, tavo pareigos yra kūrybos vadovė. Tu Duluxe'e dirbi 10 metų. Tai ką tiek laiko čia galima kurti ir apskritai, ką tu veiki su klientais? Aš galvoju, kad galima kurti ir kurti, nes mes turbūt labai artimai bendraujam, komunikuojam su klientais, o klientai yra meistrai, dažytojai, klientai yra dizaineriai, klientai yra žmonės tiesiog, kurie nori renovuoti, persidažyti, pasistatę, įsirengti kažkaip, susikurti savo erdvę. Na, aš esu spalvų žmogus ir iš tikrųjų gyvenu tam spalvų pasaulyje, tai suvokiu, kad gyvendamas žmogus nori kažkokio pojūčio savo namuose. Tai tą pojūtį per spalvas puikiai galime sukurti ir, aš labai tokį grubų pavyzdį pasakysiu, nudažykim namus sienas juodą spalvą ir nudažykim baltą spalvą. Ir kokį jausmą mes turėsim toj patalpoj. Tai va čia labai toksai grubus, skirtinga ir labai skirtinga. Bandydavam pajausti, ko žmogui reikia, bandydama jam padėti atrasti jo spalvą, nes mes esame visi skirtingi ir reikalingos spalvos skirtingos žmogui. Na, tiesiog iš poreikio padėti žmogui gimė tokia spalvų paletė. Jinai iš tiesų yra lietuviškų spalvų, nes galbūt italai kurtų kitokią paletę. Taip. O mūsų lietuviai pripratę prie šviesių tonų ir tą jaukumą jie įsivaizduoja va taip. Principe šiai dienai mes turime kažkokiu vėlgi pas jūs, jūs atstovaujat ne vieną prekinį ženklą dažų, ar ne, žinau, ir danų tikrai gamintojai, ir pats naudoju iš tikrųjų, ir pas save ten dažymus darėm, ir laką, ir dažus. Tai dabar jūs turit, Duluxe turi savo paletę, savo spalvų. Kaip negimė, nes šitų spalvų turi? Jo, čia tokia istorija, kad vis dėlto turim daug palečių, bet kaip ir spalvų daug, bet jų kaip ir nėra. Ir mes labai daug laiko sugaišdavom su žmonėm, rinkdami iš gausybės spalvų, tinkamos spalvos, ta tinkama spalva yra šviesi spalva ir dažniausiai arba pilkšva, arba kažkokia šiltesnė, tamsesnė, šviesesnė ir tiek. Tai jinai yra sudėtinė, reiškia atrinktos labiausiai naudojamos spalvos ir kartu dar eigoje gimė naujų spalvų, tai reiškia jų tonų skirtingų ir pigmentų kombinacijų kiekiai skiriasi. Kada šią paletę patartum apskritai naudoti, atvažiuoti pas jūs, galbūt pabandyti čia ar ne, pasižiūrėti tinkamus dažus ar gal nusivežti į kokį objektą? Aišku, galima pas mus atvažiuoti, visada padėsiu. Padėsiu, kaip sakau, pamatyti tą spalvą, pasirinkti teisingai. Galima paletę pasimti, nusivežti į objektą, galima ją įsigyti, tiesiog ją turėti. Tai aktualu dizaineriam, aktualu architektam, aktualu dažytojam, kurie ištisai dirba su, sakykime, tai yra jų įrankis. Tai yra rankų darbo, iš tiesų nuo pradžių iki pabaigos, rankom kurta. Tikrais dažais dažyta. Tai nėra purkšta, tai nėra spausdinta, tai nėra klijuota, bet tai yra dažyta mūsų dažais ir reiškia, žmogus gali matyti netgi ir dažų faktūrą ir būtent kaip atrodys siena, jie gali jau dabar tą pajausti. Kalbant apie paletę ir dažų tipus, ar galima šią paletę pritaikyti jūsų visiems dažų tipams, kuriuos turite? Labai geras klausimas, nes dažnai žmogus neskiria spalva, dažas. Taip. Reiškia, tą spalvą mes gaminam iš visų mūsų esamų dažų. Dažai sienom, dažai lubom, dažai palangiam, durim, plintusam. Žodžiu, visi dažai naudojami ir turime išskirtinį produktą, kurio iš tikrųjų ieško žmonės. Tai yra Valpinto kurtas, kaip aš sakau, gydantis dažas. Tai yra antibakterinis, priešpelėsinis, tinkantis tiek klinikom, ten, kur reikia sertifikatų, drėgnom patalpom, virtuvėm, lubom, voniose ar virtuvėje, ar priepirtį.
Tai tikrai labai geras dažas ir mes gaminam spalvas. Dar aš ir vartau tą jūsų paletę ir noriu tikrai paklausti, kas čia per kvadračiukai ir ką čia su juo galima padaryti. Aš tikrai nežinau, nesuprantu, tai paaiškink mum ir mūsų žiūrovom. Čia yra įrankis, kurį aš naudoju kiekvieną dieną iš tikrųjų. Kiekvieną dieną aš jį įsegiau į paletę dėl to, kad nepasimestų, bet jį galima išsisekti ir jį naudoti. Tai turbūt dizaineriai žinos, kuriant koliažus, spalvą pamatyti reiktų dėti į baltą rėmelį arba ant balto fono. Kaip pavyzdys, jeigu mes turim, tarkim, dekorą ir mums reikia šalia sienos būtent tokios spalvos, tai mes ieškom sienos kažkokios panašios spalvos ir, tarkim, jau naudodami šitą įrankį mes galim pamatyti, jinai tinka ar netinka, jinai dera, nedera. Tai va, tai paprasta, bet labai reikalinga. Dekorai, visai atskira tema, ar ne? Ir tu pati turi irgi aibę dalykų, ką gali apie tai papasakot, kada Duluxe gali padėti, kalbant apie dekorus. Tai dabar dekoruojamos sienos gali būti akcentinės, kažkokios meninės, tai jų dažniausiai daug nebūna. Mūsų produktais rekomenduojami meistrai kūrė kažkokį meną. Tai ne paveikslas, bet tai yra dekoruojama siena. Toliau yra dekorai ir tarp kitko tai yra turbūt tendencija šių dienų, kada jie jau darosi labai minimalistiniai. Labai minimalistiniai ir sunkiai atskiriama nuo dažyto paviršiaus, nebent priėjus arčiau ir pradedant čiupinėti, liesti ir glostyti, tada pamatom, kad ta siena turi kažkokią faktūrą. Tai vienas dalykas, mes turim labai atsparę sieną. Ko žmogui reikia, kad nereiktų plauti, kad būtų, jeigu reikia, tada, kad būtų plaunama paprastai lengvai. Dar jinai vadinama gyva siena. Siena nejuda, bet tarsi sienos atspalviai keičiasi mum judant. Reiškia, jinai yra gyva, tokia plaukianti. Tai jeigu reikia tokio efekto, reiškia, mes sieną dengiam būtent tokiu dekoru. Tai dabar dar norėčiau parodyti iš tikrųjų labai aktuali medžiaga. Aktuali kodėl? Todėl, kad šiandien dienai yra sprendimai ne tik plytelės, virtuvės zonoj, kepimo toj erdvėje. Ir voniose, kada mes naudodavom visada plyteles, mes turim akrilinę masę, Wallpainto sukurtas Meteor 12 su ypatinga apsauga, kada mes turim visišką kūrybinę laisvę, galim susikurti savo sieną tokią, kokią norim. Nėra plytelių sujungimų. Kadangi produktas yra baltas, tai mes galim bet kokio tonų padaryti sieną. Galim padaryti ją faktūruotą, jeigu yra poreikis, ir spalva nuo baltos iki juodos. Žodžiu, visiška kūrybinė laisvė. Atsparumas įgaunamas tepant apsaugą. Apsauginis sluoksnis yra 2 komponentų, todėl mes galim ten kavą taškyti ir ta siena nieko nebijo. Tu pati kaip ekspertė, ko tu galbūt tikiesi iš ir jūsų tos pačios paletės, iš tų dekorų, ką tau pačiai tai reiškia? Aš turbūt esu labai laiminga, kad mano ta mintis sukurti paletę jinai pasiteisino, kad iš tikrųjų jos reikia ir ne tik Lietuvai jau dabar, nes mes važiuojam pas dažų gamintoją ir tiesiog pristatinėsim paletę kaip teisingą tokį įrankį. Man yra džiugu, kad dizaineriai skambina ir prašo jos, tai mes tiesiog negalim sustoti, mes turim kurti ir mes turim ją gaminti ir turėti. Tai Nora, ačiū tau, ačiū už laiką, tikrai buvo įdomu ir net nebejoju, kad dar pasimatysim kitose laidose ir papasakosit vėl, kas naujo, kaip jums sekasi ir kur yra Duluxe ir kaip sekasi Norai toliau kurti ir daryti interjerus gyvus, autentiškus ir įdomius. Ačiū tau. Ačiū, Jūrai.